verbų sekmadienis, Jėzaus Kristaus kančios sekmadienis. Dievo žodyje šiandien girdime net dvi ištraukas iš Evangelijos. Viena kalba mums apie iškilmingą Jėzaus Kristaus įvažiavimą į Jeruzalę. Atėjo man į mintį vaizdas iš Betlėjaus, kai angelai, dėl to, kad gimė išganytojas, giedojo garbė Dievui aukštybėse, o žmonėms ramybė. Argi tie žmonės, kurie sveikina įvažiuojant į Jėzų Kristų, įtikėjo, kad jis iš tikrųjų yra Mesijas? Ar tie žmonės pamatė jo stebuklus, išgirdę jo pamokymus, suprato, jog jis yra tikras Dievas? Jie klojo Jėzui po kojomis savo drabužius, verbas, šakelės ir taip norėjo pagarbinti jį, šaukdami Osanna aukštybėse. Jie šlovino Dovydo sūnų Jėzų Kristų, kuris įjoja ant asilo į Jeruzalę, tartum karalius, nugalėjęs kažkokį priešą, sugrįžta į savo sostinę. Toks yra Jėzus Kristus, jis yra tikras karalius. Bet ar jis laukia būtent tokio pasveikinimo? O gal Jėzui Kristui svarbiau būtų, kad aš parodyčiau jam savo tvirtą, autentišką, gyvą tikėjimą, kad jį pagarbinčiau savo nesvyruojančią viltimi, o gal laukia iš manęs tikros, autentiškos, tobulos meilės, kurią parodysiu kiekvienam žmogui. Gal jis norėtų būti pasveikintas kaip karalius būtent mano gerais darbais, gailestingumo darbais, susitaikinimo ir bendradarbiavimo su savo pažįstamais, su namiškiais. Iš tikrųjų, Jėzus nori mano tyros ir šventos širdies. Jis nori ne į Jeruzalę įvažiuoti, o gyventi mano širdyje, kiekvieno iš mūsų širdyje. Jis netroško žemiškos garbės. Jis nori visiškai kažko kito. Jis nori būti mūsų viešpačiu, mūsų sielų Dievu. Gal mes norėtume jam būtent tokį gražų savo gyvenimą jam atiduoti, parodyti, kokie mes nuostabūs esame. Tačiau antras fragmentas, Evangelija, kurią kalba mums apie Jėzaus kančią, rodo, kad Jėzus Kristus nori mus visus. Ne tik mūsų gerus darbus, kilnus sprendimus, jis nori priimti ir mus, silpnus. Todėl jis atėjęs į mūsų gyvenimą miršta dėl mūsų nuodėmių. Nebijokime Jėzui Kristui atiduoti to, kas yra silpna, kas yra nuodėminga, kas yra bloga mūsų gyvenime. Jėzus nori priimti mus visus. Ir su tais gerais darbais, su tais pasisekimais, ir su mūsų silpnybėmis, su mūsų parpuolimais, su mūsų netobulybė. Jis nori mus visus, nes myli mus visus. Jis nori mus visus išgelbėti, todėl ateina pas kiekvieną iš mūsų. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu taika ir gėris.